Jūs turit babkių, dafiga, viskas gerai, centre, ta prasme, viskas cool, nauji daugiabučiai. Galit nupirkti? Ne. Kodėl? Nes neparduodama. Labai paprasta. Tai, bet jeigu turtas yra virš 300 000, tai vienareikšmiškai apsimoka nuomotis. Ar mediena bus brangesnė už 2 mėnesių ar ne? Tuoj. Blink kaip gerai, tai čia X18, 17, kažkas tokia, taip sakant, kapitalas. Taip. Kaip smagu gauti tokie žinutės, taip sakant, kur hebra, nes 200 kemštų. Kiek čia? Dar kokie? 4 lemo. Kas Giedriui yra gerai, tai tas Aleksandrui nėra tinkama. Tai va. Tai tiesiogiai žaliavas jūs niekada nesuinvestuosit. Čia, future sandoriai, taip sakant, bendrai paėmus. Bačkos naftos į namus neatsitempsit. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Ir šiandien su Aleksandru nagrinėjom jūsų klausimus. Tai kas pirmą kartą patakėte į šitą rubriką, kiekvieną savaitę peržiūrim paskutinių savaitės, 2 savaičių komentarus ir atsakom juos išsamiau. Mintis labai paprasta. Jeigu kilo klausimas vienam žmogui, tikėtina kilo dar kokiem 20-50, tai pabandom padėti jums išspręsti tą klausimą. Žinoma, gausite atsakymą ir komentarę, bet akcentas, kad per Q&A galime pakomentuoti truputį išsamiau. Ja. Gerai, be jokių ilgesnių introduction, važiuojam į patį pirmą. Nepamirškit, kad jeigu patinka rubrika, jeigu patinka, kad padedam žmonėm lavintis finansų srityje ir edukuoti šitoje sferoje, tai nepamirškit, like ir subscribe labai padeda kanalui, o tuo pačiu, jeigu kyla klausimų, tai komentaras arba kaip čia pasakius, jeigu anonimiškai norime užduoti, tai e-mailas į info@financialfinance.lt ir važiuojam su šiandienos rubrika. Tai Aurimas klausia, Robur Technology plus 15 per 4 mėnesius. Ar labai blogai? Matau jau klausimas 08 atsakinėjai klausimą nelikvidumas ir turto valdymas pagrindiniai 2 minusai, bet gal nori pakomentuoti, nes Roburas dažnai pašoka pas mus į klausimus. Tai Roburas viskas su juo yra gerai, aš sakyčiau, nėra blogai, ne? Ar plus 15 per 4 mėnesius yra blogai? Tikrai ne. Ta prasme, tik tai kur yra Roburo kabliukai arba Roburo, sakykime, niuansai, kaip aš sakau. Nes tai nėra viešai kotiruojamas biržoje fondas, tai yra Swedbanko produktas, ne, tai yra fondas, viskas ok, jis yra aktyviai valdomas, tai kitaip tariant, jisai neseka, neatkartoja to full replication indekso, jisai stengiasi labiau uždirbti, ne, ir natūralu to turto valdymas pasireiškia, jis yra brangesnis, negu tiesiog atkartoti tai, kas jau yra padaryta. Tai vat ir šitoje vietoje vėlgi Svedas pasilieka teisę, fondo valdytojas pasilieka teisę, bet kada koreguoti visus šituos dalykus. Ir kitas momentas, jeigu Svedas, sakykime, kaip institucija užsidaro, bankrutuoja ar kažkas su juo nutinka, tai tada mes negalim to Robur fondo iškelti iš, ta prasme, į kitą vertybinių popierių sąskaitą. Tai čia yra pagrindiniai dalykai. Aišku, taupom ant pirkimo pardavimo mokesčio šitoje vietoje. Galima pirkti tos fractional shares, ne, bet vėlgi, kol yra fraction nupirkta, tai ta fraction negali būti priskirta mums, tai mums priskiriami yra tik sveiki vienetai. Tai va tokie yra niuansai. Tai jūs bet kokiu atveju susimokat už visą šitą dalį, tai net jeigu yra nemokamas pirkimas pardavimas, iš jūsų pasiema per turto valdymą, tai kitaip tariant, bankas tikrai, patikėkit manim, savęs nenuskriaus šitoje vietoje su pinigais. Nelikvidumas dėl klausimo, aš sakyčiau, tai jis yra likvidus, bet jis yra likvidus tik tai čia pas mus europinėje rinkoje, Europos rinkose, kur yra Svedas, tai tik tuo tas likvidumas ir apsibrėžia, ta prasme, pas jį. Viskas, daugiau neturiu ką pakomentuoti. Aš į tą dar komentarą, kad plus 15% per 4 mėnesius. Tai statistika dažniausiai rodo, kad didžioji dalis į fondus aktyviai valdomus atkeliauja tada, kai turėjo labai gerą track record ir 9% praranda pinigus, nes turtas su dar didesniu kapitalu aukštumose nesugeba investuoti į kažką labai pelningo. Tai čia kas Cafe Wood tikriausiai geriausias pavyzdys, kaip labai ir viskas, ačiū viso gero žemyn. Tai vėl, jeigu dabar, aš tą loterijos dažniausiai mėgstu lygmenį, jeigu dabar kažkas sakytų, žiūrėkit, prieš savaitę nusipirkau laimingą loto bilietą, tai ir jums dabar taip reikėtų daryti, tai mes visi suprantam, taip sakant, apskritai tą tokį komentarą, ant kiek čia logiškas sprendimas finansinis. Tai dabar už tai, kad per 4 mėnesius pamatėm plus 15% būtent šitame įrankėje, nereiškia, kad tai yra ateities garantas, kas 4 mėnesius atnešantis plus 15%. Jo, ir jeigu yra noras, tai atitikmuo artimiausias, aš sakyčiau, šitam, jeigu jūs norit ETF-ą nupirkti per vertybinių popierių sąskaitą, Europoje denominuota, viskas tvarkingai, listinguojama Europos biržose už eurus, tai yra QDVE tikeris, tai yra S&P 500 technologijų, konkrečiai technologinių kompanijų ETF-as.
Jisai yra viešai listinguojamas biržoje, turto valdymas apie 3 turėtų būti mažesnis negu Technology fondo. Ir labai pasyvus. Ir labai pasyvus, ta prasme, jisai Taip daro... sakant, jūs visą laiką investuosite tik į technologijų kompanijas, S&P 500 indekse. Tai labai tokia paprasta strategija. Gerai, Valius rašo, sveiki, dėl lengvatos 500 VMI, tai nebūtina turėti 2 atskiras P2B sąskaitas, kad gautum 1000 lengvatų, užtenka gautą sumą prieš deklaravimą pasidalinti per pusę ir pridėti santuokos liudijimą, kad įrodyti, kad tai yra bendro šeimos pajamos, man taip aiškina VMI. Labai teisingai, bet vėl jūs gali būti, kad turėsite ten 5, 6, 10 skirtingų P2B sąskaitų, tai vis tiek bendrą pelną reikės parodyti ir šitoje vietoje tai labai teisingas komentaras, tik dėl sąskaitų neapsibrieškit, kad reikia tik vienos, reikia tik 2, reikia tik 5. Čia bendras sumas deklaruojant, 500 lengvata veikia ir vienai pusė, ir kitai pusė. Gerai, Mantidas rašė, dėl V8 bent spėjų, man panašiai buvo, tai siūsdavo kaip spausdavau gauti kodą, tai ne į telefono numerį, o į kažkokį telegramą, kurį kažkada buvau susikūręs, bet nenaudojau. Tai labai paprastai prie savo kontaktų nukeliaukit ir pasižiūrėkit, kas pas jūs yra paimtas kontaktas. Tai jeigu pas jūs yra paimtas kontaktas e-mailas, telefono numeris, telegramas, man rodos, WhatsApp man rodos nebuvo galima dėliotis. Gal šitą variantą. Aš pas save esu telefoną ir appsą pasidaręs. Tai šiuo metu visus onboardina pagrindę į appsą. Tai jeigu jūs turite telefone appsą, susijęs device'ą, taip sakant, autentikaciją su website tos pusė. Ir čia neturėtų būti kažkokių kabliukų. Jeigu tas telegramas dar vis egzistuoja, tai supportą parašius atmušit šitą vietą. Jo, ir dar vienas dalykas, tai jeigu jums neateina kodai, tai pirmas dalykas, ką reikėtų pasitikrinti, labai daug žmonių, kadangi gauna daug spamo, tai jie išjungia push notificationus pas save telefonuose, tai jūsų telefonas turi būti bent jau Freedomo appsui su įjungtu push notificationu, kad jisai iš karto jums išmestų pats appsas tą notifikaciją, nes jeigu jūs būsit išjungę tą funkciją, tai jisai siūs į programėlę, bet programėlė jums nerodys, kad atėjo pranešimas ir negalėsit to pop-up'o panaudoti tam, kad aktyvuoti. Gerai, važiuojam toliau. Limsig Fried rašo, šiandien pasiekė 240 000, esu tikrai dėkingas už visas žinias ir vertingas įžvalgas, kurias man suteikėte per pastaruosius kelis mėnesius. 22 metų gruodžio mėnesį prasidėjo nuo 14 000. Blin, kaip gerai, tai čia X18, 17, kažkas tokio, taip sakant, kapitalas. Taip. Kaip smagu gauti tokie žinutės, taip sakant, kur hebra, nes 200 kiek čia, dar kokie... Ketvirtis lemo, dar kokie 7 metai ir lemas. Su tokiu greičiu čia... Ne, su tokiu greičiu, tai čia, žinai, jeigu išlaikys tą patį tempą, 2-3 metai ir lemas. Už 5 metų galima rinktis nebedirbti, tai čia labai gera istorija, tai labai super, labai džiugu. Eplavski rašo, ačiū. O jeigu į skaičiavimus paimti dar išlaidas, kurias patiri vykdant veiklą, pavyzdžiui, 10%, tai individualiai veiklai mokėsi iš savo kišenės, galima sakyti, o MB bus 703. Nu, čia visi skaičiavimai. Aš galbūt paprašysiu finansų babos, kad grįžtų į komentarą ir pakomentuos specialiai su skaičiais, nes kad netiminėtume, kaip čia, don't steal her thunder. Jo. Nes ten, žinai, skaičių magija pasilinksminti. Vakar kaip tik žiūrėjau podcastą, sako, žiūrėkit, tai pirmas dalykas, ką jūs turit padaryti, tai tapti wealthy. Tai kad taptum wealthy, tai reikia pradėti nuo mažų sumų. Nu, nesakai, eventually tu pradedi nuo mažų, prieini prie didelių. Sako, ir tie super wealthy people, jie yra super tax avoiders. Žinai, jie vengia tų mokesčių. Nėra taip, kad nesumoka, nes vidutiniškai ten milijardieriai apie 6-8% tarifą turi Amerikoje, bent jau kaip buvo sakyta. Ir sako, tai jūs pradžiai susikūrėt krūvą kapitalo, o tada tampat profesionaliais tax avoideriais, žinai, tai geras podcastas, man patiko. Tikrai smagiai skamba. Tai čia babai tie tax avoidance. Čia, žinai, čia gaunasi kaip protingai dėlioti. Taip, legaliai. Tvarkingai, legaliai. Viskas taisyklių ribose, bet išmokti žaisti žaidimą. Taip. Gerai, judam toliau, puikus video, kilo vienas klausimas. Anksčiau savo kanale esi minėjęs, kad į Lietuvą žada ateiti rytai, bet realiai nesuprantu priežasčių dėl ko. Dauguma, taip pat, kur čia klausimas? Kadangi rytai yra pagrindinė suinteresuota nuomonė perpardavinimų, kaip tavo manimu jie įsipaišytų į Lietuvos nt rinką, kai situacija, mano supratimu, yra maždaug tokia?
Nu tai žiūrėkit, tai nėra taip, kad jie ateis į Lietuvą, tai čia žada ateiti į Lietuvą. Jie tiesiog įsikurs Lietuvoje. Tai atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, yra net Vilniuje jau prasidėjo tas dalykas, kad yra kvartalas, visas kvartalas daugiabučių, naujos statybos, ne, tenai vat pastatytas. Ir jūs negalit nusipirkti ten nei vieno buto. Kodėl? Dėl to, kad vystytojas pastatė, jisai padarė iš karto, kaip daro Rycai, jisai pastatė administratorių tenai, tai pas jūs viskas administruojama su visom ten kamerom, priežiūrom, valytojom ir taip toliau ir panašiai. Viskas yra išskaidoma ant visų daugiabučių, na, kaip komunaliniai mokesčiai, ir jūs turit galimybę tik nuomotis tenai. Dabar nepamenu to kvartalo, bet statė YIT statybą. Šitie, nežinau, ar vis dar likė šitas pavadinimas. Vis daugiau bus šitų. Tai va, ir jie pastatė, sakau, visą uždarą kvartalą, kur jie viską administruoja ir jūs net neturit galimybės, jūs turit babkių dafiga, viskas gerai, centre, ta prasme, viskas cool, nauji daugiabučiai. Galit nupirkti? Ne. Kodėl? Nes neparduodama. Labai paprasta. Tai šitoj vietoje jie ne tai, kad ateis čia, bet jie susikurs savo, nu, jie patys susikurs čia Lietuvoje ir tai bus ne Rycai, nu, bus uždaro tipo, sakykime, tie fondai, net biržoje nebus kotiruojami jie. Ta prasme, tai va čia yra mano pagrindinė užsienį, kuris Europoje tiesiog diversifikuoja ir, sakykime, 1% įdeda. Jiems pakankamai verta. Jo, ir valio, ir jie po to tą kvartalą galbūt parduos iš tikrųjų tam užsienio kokiam nors Rycui, kaip pavyzdys, kai viskas ten bus išnuomota. Tai va. Aurimas rašo, gal gali pasakyti savo nuomonę apie SBR Trust? Šiuo metu negaliu. Neįsivaizduoju, kas čia. Gal pasidalinkit savo nuomonę pirmą, įdomu. Kas čia per pasirinkimas ir kodėl jums jis patinka? Taip. Marius rašo, sveiki, daug naudingos informacijos, kartais ir per daug. Ups. Bet tam ir savas galvas turim ir analizės darom. Labai geras komentaras. Kokia jūsų nuomonė apie Admirals platformą? Čia Forex, man atrodo. Jie turi ir ETF, turi ir investicijų pasirinkimų ir realistiškai man tai tikriausiai didžiausia ta problema, kad tu turi išmokti prekiauti per jų specifinę platformą tam, kad naudotumės būtent tik tai jais. Tai vėl toks labai steep, žinai, incline pačioje pradžioje ir kai turim daug paprastesnių įrankių, nu, tai aš sakyčiau, nebūtinai mano pagrindinis pasirinkimas. Bet pats kažkada buvau atsidaręs tiesiog pasižiūrėti, kaip tai atrodo, uždariau, nuo to laiko neturiu, sakyčiau, ačiū viso gero, atsisveikinau. Vaidas rašo, sveiki, norint papildyti Freedom sąskaitą ir iš Norvegijos neranda arba neduoda papildyti sąskaitos, gal žinot kodėl? Nes Norvegija ne EU. Bet gali investuoti iš Norvegijos irgi, čia tiesiog tu iš kronų, aš dabar nesuprantu šito dalyko su keliais žmonėm. Tai jeigu mes renkamės papildyti banko sąskaitą, mes neturime surasti mūsų banką, kur mes darom pavedimus. Tai jeigu aš turiu Svedo sąskaitą, tiesiog kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad aš galiu papildyti sąskaitą tik tai kitame Svedo akauntą. Aš galiu pervesti pinigus į bet kokį akauntą visoje Europos Sąjungoje, net visame pasaulyje. Tai realistiškai, kai jūs pildote sąskaitą, aš tikriausiai argumentuočiau, kad iš Norvegijos kronų vesti tiesiai į euro arba dolerių arba svarų sąskaitą būtų nelabai protinga, nes čia bankas jūs apmokestins labiau, bet naudočiau kokį Revolutą arba Wise Transfer arba kažkokį kitą, sakykime, banką, kuris labai pigiai iškeistų valiutas ir tada jau eurų sąskaitą pildyčiau į eurus, dolerių sąskaitą į dolerius, taip sakant, kad būtų tas pavedimas visiškai pigus. Tai tiesiog toks paprastas kabliukas. O iš Norvegijos tikrai investuot gali, turiu krūvą klientų, kurie tą naudoja. O neranda nurodytų bankų, kur yra nurodyta Freedom 24, tai neranda dėl to, kad tikriausiai bando daryti tiesiog kaip paprastą pavedimą, o jums reikia daryti tarptautinį pavedimą. Tai jums reikia į sistemoje įsivesti ne tiesiog darau pavedimą, bet darau tarptautinį pavedimą SEPA. Gerai, neberandu sąlygų šios Freedom akcijos dovanų. Čia reikia vienu pavedimu papildyti ar per visą laikotarpį bendrai? Per visą laikotarpį bendrai. Tai čia kalbėjome apie tos D5, 20, 50 tūkstančių. Tai įdėsim irgi į komentarą atsakymą. Man rodos, /welcome kažkaip nuoroda. Welcome 5, welcome 20 ir welcome 50. Tai jeigu jūs pildot, pavyzdžiui, šį mėnesį ten 5 tūkstančiais, tai naudojat welcome 5, kitą mėnesį papildėt dar 15, tai jums galioja jau welcome 20, tai jūs dar kartą jį suvedat. Ir jeigu papildėt dar 30 tūkstančių per rugpjūtį, pavyzdžiui, ir bendrai gavosi papildymas 50, nu tai jūs dar kartą suvedat welcome 50 ir viskas, ir jums tada aktyvuojasi. Lyginamai ramus toks pasirinkimas ir
nepamirškite, kad veikia tiems, kurie atsidarė sąskaitą nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 ir pasipildė per tą laikotarpį per 20 pavedimų, per vieną pavedimą nėra skirtumų. Jo, nėra skirtumų. Vėl tas pasklausimas apie promo, tai kaip ir atsakėm šitą. Dabar į tavo nekilnojamo turto klaustuką. Lietuvoje pigiau yra mokėti paskolą negu už nuomą ir dar tau lieka turtas. Nu, dabar... Drįščiau ginčytis ir esu įrodęs tai skaičiais ir ne vieną kartą. Bet aš nesenai pasiėmiau vieną, taip sakant, paskolą būtų, tai dabar mano įmoka yra apie 1000, man rodas, 1100, tai aš iš 1050, man rodas, 820 kažkelis šiuo metu moku palūkanoms. Taip. Tai pirmi metai, žinai, pirmas 30-metis, labai paprastai. Tai labai, taip sakant, pasiginčyčiau per tą prizmę, ar tikrai teisingai paskaičiavote, ar tiesiog iš to jausmo, kad, taip sakant, kad čia jau sakau mano. Nes realiai per tą 25-30 metų, kas populiariausias yra pasirinkimas, jūs nežmoniškai didelę sumą sumokat. O dar opportunity cost. Jep. Vėlgi, kitas dalykas, vakar tą patį podcastą žiūrėjau, tai kitas momentas, kur buvo paminėta statistika, kad dauguma amerikiečių šiuo metu yra home rich. Tai kitaip tariant, jie yra turtingi savo namais, bet jie negali išvažiuoti atostogų, jie negali leisti savo kokybiško gyvenimo, nes jie vienintelį fakinesetą, kurį turi, tai yra turtas, kuriame jie gyvena. Tai dabar klausimas, gerai, aš esu, ta prasme, didžioji dalis mano equity yra nekilnojamam turte, kuriame aš gyvenu, ir kas po velnių iš to, jis man pajamų negeneruoja, jis man užtikrina kažkiek gyvenimo kokybę, bet finale jis yra našta, kuri neleidžia naudotis kitomis galimybėmis ir šitoje vietoje, vėlgi, jeigu mes skaičiuojame, tai sudarė skaičiavimą labai detalų ir, žinai, toks sausas tipo numetimas pigiau. Įrodyk, kad pigiau. Giedrius. Tai Giedriau, įrodyk, prašau, skaičiavimais, nes pas mane gavosi apie 30 minučių video visiško skaičiavimo. Ir ne, jisai buvo toks, kad jeigu tu perki turtą iki 150 000, vienareikšmiškai apsimoka pirkti, paskola. Jeigu tu rinkėsi tarp 100-300, tai yra labiau emocinis sprendimas, ar tu nori turėti, ar tu nori, sakykime, nuomotis, dėl lankstumo ten visokių dalykų ir panašiai. Bet jeigu turtas yra virš 300 000, tai vienareikšmiškai apsimoka nuomotis. Tai pagal visus skaičiavimus. Tai galit labai detalų šitą video pasižiūrėti ir vėlgi, kas Giedriui yra gerai, kas Giedriui yra gerai, tai tas Aleksandrui nėra tinkama. Tai va. Gerai, Rasmus rašo, į ūgį analizę, o kaip Emilį žiūri į faktą, kad jie dividendų nesiruošia kelti iki pat 27, nes dėmesys bus koncentruotas į balanso stiprinimą ir kompanijos Amerikas stabilizavimą. Šiaip labai normaliai, kadangi dabartinis pirkimas yra ten dividendai 4,5-5%, kaip kompanijai, kuri 139 metus iš eilės moka dividendus, yra argumentų, kodėl jie sugebėjo virš 100 išmokėti dividendus. Ir daro teisingus sprendimus, kad ilgalaikiai perspektyvoje galėtų mokėti vis didėjančius dividendus. Dabar, kadangi mano strategija su ta kompanija yra ne už 2 metų užsidirbti, o 5, 10, 15, galbūt 20 metų iš eilės gauti tą paychecką, tai labai ramiai šitoje vietoje. O pala, jie nemažino dividendų ar ketino mažinti? Nekarto nemažino, tik tai nepadidino ir čia iš karto investuotojai sakė, blogai, žinai. Tai dabar buvo paskutinis, 30 ar 40 metų iš eilės mokėjo, jau aristokratas, tik pasakė, kad nebemokės iš visų aristokratų, iškrinti automatiškai ir čia irgi ir indeksai parduoda truputį, tai dabar kompanija sėdi taip labai draugišką minusą iš mano pusės. Supratau. Gerai, Andrius rašo, ar dividendai išmokami tam tikrą dalis nuo gauto įmonės gryno pelno? Pavyzdžiui, sekančiais metais pelno padidėja. Ne, kompanija nusprendžia, kiek išmokės ir čia dažniausiai yra specifinė suma. Tai jeigu kompanija nusprendė išmokėti 5 milijonus ar 5 milijardus, tai bus procentas nuo tam tikro pelno, tai bus padalinta per akcijų kiekį ir bus išmoka specifinė per kiekvieną akciją. Bet tai nėra kažkas, kad kompanija sako, visą laiką išmokėsim tik 50% ir niekada to nekeisim. Tai čia visą laiką... Gali būti kompanijos tiesiog politikoje parašyta, kad mes planuojame mokėti ne mažiau negu, tarkime, ten 30%. O tas ne mažiau negu 30%
gali būti 30, gali būti 70. Nemažiau, jo. Jo, bet žinai. Tikrai, taip sakant, čia bus, vėl, dividendai niekada nėra pažadėti. Netgi iš tokių kompanijų kaip UGI, kas yra 139 metai, žinai, istorijos labai stiprų, bet argumentas jie gali sekančiais metais sakyti viskas sustabdoma, ačiū, viso gero. Yep. Tikrai abejoju, bet žinai, taip. Yeah. O, sveiki, kaip perkelti portfelį iš Freedom 24 į BKR. Man atrodo, čia buvo parašyta po kiekvienu iš paustų iš mūsų, tai aš labai paprastai atrašiau, nes ir pas mane buvo, ir pas Justiną matėm šitą komentarą, ir Financial Finance, tai tai žmogui tiesiog Regimantui atrašiau, kad reikia nueiti į vertybinių popierių perkelimas, kur yra kairėje pusėje pas jūs naudotojos rytyje Freedomo, ir susipildyti, ką jūs norit perkelti. Viena pozicija kainuoja 100 pinigų, tai jeigu perkelinėsi 10 pozicijų štuką, jeigu 22 tūkstančiai, ir panašiai klausimas, ar jums apsimoka tą daryti, pasiskaičiuokit, ir jeigu kažkas netiko, tai valio galit numigruoti ir kitokiu būdu išpardavęs. Ir po to užsipirkti. Aš pačioje pradžioje, žinau, kai atsidariau Freedomą, aš norėjau įsitikinti, kad aš tikrai galiu turtą persikelti. Tai aš iš Freedomo persikėliau į Interactive ir po to iš Interactive persikėliau į Freedomą. Viskas suvaikščia, bet kai persikėlimas kainuoja... Man atrodo, buvo dar nemokamas gal perkėlimas? Ne, mokamas. Jie ten po to paleido tą akciją, kad nemokamai į Freedomą gali įsikelti. Tai jeigu įsikelniai, jie tau grįžina pinigus. Bet šiaip 100 eurų už tą perkelimą vienos pozicijos. Tai jeigu aš turiu 10 skirtingų akcijų, štuką sumokės už visą 10 perkelimą. Bet, čia kiekvienam pagal save. Yep. Ziksas rašo, atrodo solidžiai ypač dėl savo istorijos, 139 metai iš eilės, apie ūgį toliau tęsim. Tai reiškia, kad mokėjo per 29 metų krešą, kas yra ilgiausia ir didžiausia istorija, taip sakant, modernioje istorijoje krešas. Yeah. Yra brokerių, kurie leidžia investuoti tiesiogiai į žaliavas, galbūt trumpam laikotarpiu, tai būtų pelningiau negu akcijos. Tai tiesiogiai žaliavas jūs niekada nesuinvestuosite. Čia, future sandoriai, taip sakant, bendrai paėmus. Bačkos naftos į namus neatsitempsit. Gal. Amerikoje gal, žinai. O kaip tu hedžuoji portfelį? Garažė, žinai, stovi. Gal ir įmanoma, žinai, čia labiau, imkim auksas, sidabras, kaip žinai, per tą prizmę. Bet realistiškai per futurus jūs galite ir yra visi brokeriai, taip sakant, didžioji dalis jų turi, bet aš sakyčiau, kad čia yra daug laiko reikalaujantis ir suvalgantis procesas, kuriame jūs statote, kad rinka reaguos specifiškai į tam tikrą žaliavos kainos, taip sakant, svyravimą. Tai ar mediena bus brangesnė už 2 mėnesių ar ne? Tai aš galbūt akcentuočiau, kad trumpo laikotarpio investicijos turi žiauriai didelę riziką ir net jeigu 9 iš 10 kartų atspėsite ir vieną kartą prasišausite, galite prarasti labai milžiniškas sumas, tai įsivertinkite ar verta. Čia šitas klausimas irgi buvo, kad kada sukelsite į Spotify. Tai standartiškai planuojam per savaitę nuo tada, kai buvo publikacija, pabandysim netgi gal ir greičiau, nes matau, kad šitas klausimas pasikartojantis, tai tikrai greitai visi šita vieta bus. Eziksas toliau rašo, tai kad apie Indemo tavo video, tai kad anksčiau toks investavimas buvo prieinamas tik instituciniams ir profesionaliems investuotojams, reiškia, kad tai yra padidintos rizikos produktas, nesvarbu, kokius saugiklius sudėjusi pati platforma. Kaip suprantu, iš 22 yra galimas investicijos praradimas, panašiai kaip su vienu profitus atveju. Ir čia nuoroda. Jo, ir dar tavo yra. Pakomentuoti, ką turiu omenyje, sakydamas, gausime minusinę grąžą. Gerai, kad yra fizinis turtas, bet platformos žlugimo atveju į kokį kitą operatorių tai būtų galima perkelti. Šiame video ši platforma, mano supratimu, pristatoma labiau kaip unikali, o ne viena iš daugelio. Tad kyla klausimas, ar iš vis yra tas kitas operatorius, į kurio platformą būtų galima perkelti. Freedom įtariu netiks, nes jie, kiek žinau, tokią turto klasę neužsiima. Tai dabar atsakymas, labai paprastas šitoje vietoje. Tai į pirmą klausimą atsakant, kas reiškia, kad tai yra padidintos rizikos. Tai vėlgi, kai yra MiFIDo direktyva ir jinai skiriasi profesionaliem investuotojams ir skiriasi retail investuotojams, tai jau MiFIDo direktyva įpareigoja platformą sudėti papildomus saugiklius retailo investuotojams. Ir šitoje vietoje, natūralu, mes juos turime, nes priešingų atveju Indemo nebūtų gavę licencijos, šitoje vietoje. Kitas momentas, ar galimas visiškas investicijos praradimas, jisai galimas, visada galima prarasti, viskas ok.
Jo, dėl neigiamos gražos yra labai paprastas vėlgi variantas. Jeigu turtas visgi buvo aukcione parduotas už mažesnę kainą negu paskolos likutis, mes galim turėti neigiamą gražą. Tai ta prasme, visada graža gali būti teigiama, bet graža gali būti ir neigiama. Ir į kokį kitą operatorių būtų perkeltas, tai šitoje vietoje, kadangi galioja ta direktyva EN97C, man atrodo, va čia šita, kur 20 000 apsauga plus šitas. šitas. Tai dar veikia. Tai pagal... Tai ta prasme, yra sukūriamas tam bankroto atveju, tas administratorius specialiai, ta prasme, pagal kompensavimo schemą yra sukūriamas administratorius, kuris ir administruoja visas šitas paskolas. Tai jeigu jūs pasiskaitysit, aš nežinau, kas skaitė šitą dalyką, bet jeigu jūs užeisit į pačią direktyvą ir ją pasiskaitysit ir su ją susipažinsit, tai jums bus gerokai ramiau. Tai tą ir siūlyčiau padaryti, nes ta direktyva galioja ir, ta prasme, ir vertybinių popierių brokeriam, ta direktyva galioja ir indėmo šiuo atveju, tai užeikit, susipažinkit, pasiskaitykit ir jeigu ieškot kažko specifiškai, tai Ctrl+F į pagalbą ir tikrai susirasit. Aš esu po mano dividendų eksperimentai indėmo apžvalgoje palikęs tą nuorodą į būtent kur ta direktyva, ten specifinė ta nuoroda. Tai ir aš esu palikęs. Jo, tai vienas dar argumentas, aš tikriausiai ką pridėčiau, tai pirmas dalykas, kad jeigu tai yra sutelktinis finansavimas, kuris dar vis sėdi po sutelktinio finansavimo tą visą umbrelą, tai kiekvienas verslas tiek Lietuvoje reguliuojamas Lietuvos banko, tiek Latvijoje reguliuojamas Latvijos banko turi jau pasidaręs planą, kas vyktų, jeigu jie uždarinėtų savo veiklą. Tai net nebūtinai yra bankrotas, tai galbūt tiesiog sako, mes daugiau nebeoperuojame, ačiū viso gero. Ir čia atsiranda tas, kad kažkas prižiūrės specifiškai ir išieško, kaip praeis visą procesą, kad pinigai grįžtų iš tų paskolų, bet pagalvokite apie kitą sutelktinio finansavimo platformą, kuris sėdi ir sako, aš norėčiau turėti papildomus 50 000 klientų. Ir staiga yra verslas, kurį aš galėčiau potencialiai nusipirkti ir man reikės tik administruoti tas paskolas. Tai man apsimoka pasamdyti ten 50 žmonių komandą ir tiesiog perpirkti tą verslą ir tą iš reguliavimo pusės, kad tai būtų mano klientai, nes aš staiga turiu teisę į visą tą krepšelį ir žmonės, kurie jau investavo. Tai čia, jeigu tokie pasiūlymai atsirastų, tikėtina, kad sutelktinio finansavimo platformas sušoktų į tą vietą. Pasikapotų. Ir dėl Freedomo labai teisingai tikrai neimtų Freedomas, nes truputį kitas verslo mastažas. Jo, kita kategorija. Ir paskutinis klausimas, turbūt durnas klausimas, bet visiškai nesuprantu, ką reiškia fiksuota grąža. Fiksuotis grąžą. Fiksuotis grąžą reiškia, kad mes parduodame tam tikrą pelno dalį. Tai reiškia, jeigu aš nupirkau nežinau, nekilnojamą turtą už 100 000 ir dabar rinkos vertė yra 150 000 ir aš manau, kad man potencialiai netokia didelė grąža bus ateities metuose, arba man reikia pinigų kažkam, arba aš tiesiog galbūt radau geresnį investiciją, tai aš parduodamas tą turtą už dabartinę rinkos kainą, už 150 000, fiksuoju 50 000 pelną. Nes realistiškai kitu atveju, jeigu aš ją palieku, tai sekančiais metais tai galėtų būti 160 000 grąža, taip sakant, už turtą, arba galbūt 140, nes nežinau, nekilnojamų turto stagnacijai bendrai rinka ir krenta žemyn. Tai tas pats su vertybiniais popieriais, tas pats su paskolom, tas pats su bet kuo. Ja. Tai tiek. Gerai, smagu buvo pabendrauti. Nepamirškit, kad jeigu jums kyla papildomų klausimų, tai užduokit juos komentaruose. Tuo pačiu išnaudokite pasiūlymus aprašyme, turim krūvą portfelių, krūvą parodymų, kaip patys investuojam, krūvą eksperimentų, kurie prasideda mažom sumom ir sekas, realiai įsibėgėja gan didelės sumas. Tai kai kurie portfeliai jau 100 000 viršėjo, kai kurie portfeliai ten 3 000, 4 000 viršėjo. Tai tikrai užsukit, pasižvalgykit, manau, rasit daug naudingos informacijos. O su jumis susitiksime sekančiame video jau greitai. Yep. Okay.